Labas, jūs žiūrite laidą Pliusas žiūri, o mano vardas Kristupas, kartu su Ieva Šukyte šiandieną mes šnekėsimės apie 3 filmus apie aistrą. Tai yra iš Lokys, liūtas ir šakelės filmų repertuaro, kurį galima rasti Žmonės Cinema LT. Tai kalbėsime būtent apie tokius 3 skirtingus filmus, kuriuose gal kaip tu ir minėjai atradai bendrą temą, kad tai yra aistra ir meilė, nes iš tiesų juose visose yra to. Pirmasis filmas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra Kristiano Petsoldo Liepsnojantis dangus. Filmas Berlyno kino festivalyje laimėjo Grand Jury prizą ir tai yra vienas mano mylimiausių vokiečių režisierių. Aš esu mačiusi ir ankstesnius jo filmus ir taip pat kalbinus ir ėmus šio interviu, tai labai visą laiką smagu kalbėti apie jo kūrybą. Šiame filme Liepsnojantis dangus taip pat sugrįžta ir viena iš jo naujųjų mūsų Paula Beer, kuri vaidina pagrindinės veikėjos Nadiją vaidmenį. Filmas nukeliantis prie Baltijos jūros, man atrodo, tiek miškai, tiek patys paplūdimiai, mums atpažįstamas peizažas. Tai iš tiesų režisierius buvo įkvėptas siaubo filmų. Tu turi omeny tuos siaubo filmus, kur yra namelis miške, ar ne, kur yra, atrodo visą laiką įtampa, kad kažkas tuoj nutiks. Taip, tai pas mus ir visa neringa kentėjo nuo gaisrų, tai ir šiame filme irgi yra paliečiama ta gaisrų tema, kuri ir kuria tą įtampą. Ir iš tiesų, kai filmas buvo filmuojamas ir vyko gaisrai, tai netgi režisierius buvo pasiėmęs operatorių ir jie važiavo arčiau miškų, kiek jiems leido gaisrininkai filmuoti. Tai šis filmas yra toks nuotaikingesnis ir pats, manau, šviesiausias iki šiol sukurtų Petsoldo filmų. Prie Baltijos jūros vis tiek juk yra šalta ganėtinai, tai ką mes galėtumėm pažiūrėti, kas dar labiau pakeltų temperatūrą ir mus priverstų pajusti atėjančią vasarą? Tai manau, kad Alicijos Rohrwacher filmas Chimera būtų tas, kuris pakeltų kažkiek temperatūrą ir mus nukeltų į gražius Italijos vaizdus. Tai šiame filme iš tiesų pagrindinis veikėjas yra buvęs visai garsus archeologas, tačiau jisai su savo draugeliais plėšia lobius. Turi tokią gerą dovaną atrasti senovės lobius. Tačiau filmas nėra vien apie tai, tai yra ir apie jo mylimąją, kurios jis neteko, kuri vis atsiranda vaizdiniuose ir taip pat apie naują meilę, kurių išgimsta šiame filme. Tai man atrodo labai toksai gražus ir tuo pačiu, turintis ir liūdno prieskonio, bet ir šviesus filmas. Tas, kurį verta atrasti Rohrwacher kūryboje, ypatingai jeigu kas nors yra matęs Laimingas Lazaras. Aš nevadinčiau to tęsiniu, bet manau, kad tęsia tą pačią tokio truputį ir magiško realizmo, pasakos elementų turinti jos tokį kaip siužetą. Gerame filme visada pasiteisina kelionės, lobių ieškojimai ir meilė. Ir trečiasis filmas, man atrodo, yra labiausiai apie meilę ir truputį jau ir išblėsusią meilę ir naujai užgimstančią meilę ir filmas yra meilės prigimtis. Filmas iš tiesų yra apie šiuolaikinę meilę, truputį išblėsusią meilę, nes pagrindinė veikėja Sofija yra 40-metė, filosofijos profesorė, 4 intelektualius draugus, kai protas yra visiškai gal aukštam intelektualiam lygyje patenkinimas, tai nebūtinai fiziniai troškimai yra iki galo išpildyti. Ta Sofija ir kaip tik sutinka remontuodama savo ir vyro vasaros namelį, sutinka įstringą darbuotoją, kuris sutinka renovuoti namą, Silveną, ir jisai yra toksai jos visiška priešingybė, žinai, toks visiškai romantiškas, jam svarbu, žinai, gamta, jam svarbu būti čia ir dabar. Jisai neturi jokių daktaro laipsnių, dirba rankomis. Visiška priešingybė jos tam tvarkingam, sakoma, white collar, ne, vyrukui, su kuriuo jinai gyvena ilgą laiką. Tada, žinai, yra tokios truputį ir dilemos vis dėlto, ką pasirinkti, nes pasirodo, kad du pasauliai, tas, žinai, intelektualumas ir aistringas gyvenimas ne visą laiką dera, ypatingai, žinai, šiuolaikinėje aplinkoje, kai turi jau ir draugam pristatyti ir savo artimiesiams tą naują meilę ir nori traukti gyvenimą, ir tu supranti, kad aistra yra aistra ir ne visą laiką tai išsipildo, tai kaip pasirinks ta mūsų pagrindinė veikėja, ką jinai pasirinks, ar aistringą gyvenimą, ar sugebės viską suderinti, tai galės pamatyti žiūrovai pasirinkę šį filmą. Jeigu ieškosi daugiau filmų apie aistrą, aš jos žinau, kur rasti. Taip, jos galima rasti Žmonės Cinema namų kino platformoje, nauji vartotojai gali pažiūrėti 14 dienų filmus nemokamai, o šių filmų yra daugiau negu 1000, tai tikrai yra didelis pasirinkimas.